Luka ruošėsi kelioniai. Jis savo lagamine rūbus susidėliojo 2 eilėmis po 5 marškinius. Ir čia matome lentelę, kuri rodo, kaip tie marškiniai sudėlioti. Kaip matai, yra pirmoje eilėje 1, 2, 3, 4, 5 marškiniai ir tiek pat antroje eilėje. Ir mūsų klausia, kuriuo veiksmu surasime bendrą Lukos marškinių skaičių. Ir apačioje matome 3 galimus atsakymus, kai kurie iš jų yra teisingi, kai kurie galbūt ne, bet net nežiūrėdamas juos galiu pasakyti, kad aš turiu 1 eilutę su 5 marškiniais ir dar 1 eilutę su 5 marškiniais, taigi turiu 2 eilutes po 5 marškinius, todėl galiu rašyti, kad tai yra 5 plus 5. Ir tokį veiksmą matome tarp atsakymų, vadinasi, jis bus teisingas. O ar yra dar kitas būdas rasti bendrą Lukos marškinių skaičių? Na, mes galime dalintis stulpeliais. Galime sakyti, kad čia yra 1 stulpelis su 2 marškiniais, 2 stulpelis su 2 marškiniais ir 3 stulpelis, 4 stulpelis ir 5 stulpelis su 2 marškiniais. Taigi mes turime 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Taigi 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 ir štai matome tokį atsakymą, jis taip pat yra teisingas. Tai yra ne 2 penketai, o 5 dvejetai ir taip irgi galim skaičiuoti.